Aš manau, kad kokia galėtų būti šitoje vietoje nuomonė, tai aišku, aš esu prieš nusirašinėjimą, dėl to, kad aš manau, kad nusirašinėjimas tai yra tam tikra komforto zona, o žmogus auga tik tada, kada jis yra už komforto zonos ribų. Todėl aš nusirašinėjimą matau kaip tam tikrą patogumą, trumpalaikę naudą ir ilguoju laikotarpiu neturi jokios naudos. Aš manau, kad nusirašinėjimas rodo studentą negebėjimą mokytis, o mokomės mes visą gyvenimą. Todėl tiesiog manau, kad darbdavys tokį žmogų labai greitai nuvertins, dėl to, kad jisai nesugeba tobulėti ir eiti koja kojon su įmonė, organizacija ir siekti bendrų tikslų. Na, per mano trumpą dėstytojavimo karjerą dar neteko tiesiogiai susidurti su nusirašinėjimo atvejais, tačiau aš manau, kad viskas priklauso nuo dėstytojų ir studentų santykio. Ir manau, kad mano studentai net negalvotų taip elgtis, dėl to, kad yra tam tikras pasitikėjimas ir bendradarbiavimas vienas kito atžvilgiu. Taip pat manau, kad tiesiog norėčiau ir palinkėti tiesiog studentam galvoti, kad nėra trumpesnių kelių į tikrai gerą patirtį, gerus įgūdžius ir taip toliau. Tai aš siūlyčiau visiems neieškoti to trumpiausio kelio, nes jie tiesiog nėra. Verslo vadybos fakulteto studentams aš iš tikrųjų labai norėčiau palinkėti daug, nes tai yra puikūs studentai, aktyvūs, įdomus ir kaip studentai, ir kaip asmenybės, turintys polėkį ir norintys apskritai prisidėti prie fakulteto veiklų. Tai aš už tokią iniciatyvą, nes manau, kad tai yra puikus atspindys ir ateityje tie įgūdžiai, kuriuos jie įgys čia, tikrai atsispindės jų asmeninėse karjerose. O sesijos metu aš labai mėgstu vieną tokią karikatūrą, kur verkia studentai ir sako, o sesija, reikia mokytis. Ir ten yra Dievo figūra, kur daro taip ir sako, o mokytis badėjai. Tai aš palinkėčiau jums pasimokyti gerai ir išlaikyti puikiai sesiją.